Žiūrėjimas į visą, ką mes sveriam, į gėrį, blogį, viltį, į nemeilę. Ar šviesos tau atrodo mūsų akys, ar mūsų rankos tau jau nebeskaudžios, o mūsų mintis, klausimai, spėlionės, kai ieškome savęs tavy ir kai nerandam. Kantrioji, laužų kvapu ir knygnešio dvasia tebelsuoji, įskaudinta, apkaltinta, tremta, dar tebesi greta. Tylėdama žiūri iš savo tolių ir tavo žvilgsnis amžina mįslė. Šiandieną, kai sodai kvėpuoja žydėjimo laukimu, susirinkome paminėti spaudos atgavimo knygos ir kalbos dieną, kuri bus rytoj, bei Akmenės rajono viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės laimėto bibliotekos pažangai 2 projekto internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešoje bibliotekoje pristatymą. Šiandien pas mus svečiuose yra gerbiama direktorė. Direktorė Zita Sinkevičienė, bibliografė, Akmenės rajono literatų klubo Žiemgalyje narė, renginių organizatorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Antano Miluko atminimų literatūrinio fondo JAV laureatė, Akmenės rajono kraštotyros klubo narė nuo 2004 metų, Akmenės rajono laikraščio Vienybės skaitytojai buvo išrinkta Akmenės krašto šviesuolė 2005 metai. 2012 metais jai suteiktas Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narės vardas. Gerbiama direktorė yra ir 13 leidinių autorė. Labai sėkmingai ji dalyvauja projektinėje veikloje. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė dalyvavo projekte Bibliotekos pažangai 2, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Parašė ir laimėjo projektą internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešoje bibliotekoje. Joje savo kūrybą gali skelbti ne tik mūsų rajono, bet ir visos Lietuvos literatai. Sveikiname direktorę ir linkime, kad literatai rastų kelią į jūsų sukurtą internetinę erdvę ir būtų mielai skaitomi ir populiarūs. Dabar norėčiau paprašyti gerbiamą direktorę trumpai mums pristatyti literatūrinę svetainę. Žodžiai gydo, žodžiai žeidžia, kai jos taria ar mastai, skrenda tiesiai jie į širdį, žodžiai paukščiai tvarai. Patylėkime be žodžių, mintis plaukia, jų girdi, išsakykime visą grožį, kurie akimis regi, tu šypsok, kai lūpos tyli. Saulė spindi rasoje, akis kalba, tik nebyliai, ras ramybę gamtoje. Labas dienas, gerbiami Papilės miesto Kazio bibliotekos skaitytojai, literatai, svečiai. Aš pradėjau čia savo literatūrinės svetainės pristatymą projektą gerbiamus Akmenės krašto poetės Janinos Tribūnienės eilėmis apie žodį. Ir aš pristatysiu savo projektą, čia gerbiama kolegė kalbėjo apie mano projektą trumpai, va čia, jūs turėjot šią informaciją, rodėt skaitytojai. Tai prašom, pažiūrėkite čia mano tokia pradžia projekto ir dabar aš trumpai supažinsiu su šiuo projektu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ši internetinė literatūrinė svetainė yra skirta bendruomenės narių traukimui į literatūrinę interneto svetainę, prieiga prie informacinių technologijų. Per šią įkurtą literatų svetainę Akmenės krašto literatai turi galimybę parodyti bendruomenės savo kūrybą. Sukurtas tinklapis adresu www.akmenėskraštoliteratai.lt. Tinklapio tikslas – rinkti informaciją apie krašto rašytojus ir publikuoti internete Akmenės krašto literatų kūrybą. Tinklapis sudaro galimybę komentuoti publikuojamus kūrinius, bendrinti informaciją visose socialiniuose tinkluose. Lankytojas gali palikti kūrybos įvertinimą tinklapyje. Taip sudaromos sąlygos bendravimui virtualioje erdvėje, padidinama informacijos sklaida, autorių ir jų kūrybos žinomumas. Tinklapyje yra video archyvas, kur yra kaupiama vertingo vaizdo medžiaga. Siekiant padidinti Akmenės krašto literatų video medžiagos sklaidą, yra sukurtas YouTube.com video kanalas, kuris yra integruotas į tinklapį. Tinklapis ir jame publikuojamas turinys yra prieinamas viešai. Autoriai
kurie nori publikuoti savo kūrybą tinklapyje, gali atsiųsti informaciją tinklapio administratoriui adresu info@akmenės-kraštoliteratai.lt, kuris nemokamai patalpins ją atitinkamoje erdvėje. Tinklapis atlieka ir daugiau funkcijų. Meniu skirtas rėmėjų paieškai, yra apklausų modelis, atskiras meniu skirtas renginiams, kūrybos audio archyvas, pritaikymo neįgaliesiems funkcija. Šiandien šis renginys taip pat bus įdėtas į mūsų video archyvą po porą savaičių ir jūs matysite save, galėsite bet kada pažiūrėti. O dabar dar noriu pasakyti, kad čia prieš 2 metus mes su Lietuvos nepriklausomų raštų sąjungos pirmininku Kotu Vladu Buragu parengėme Žemgalius užrašai antrą dalį. Ir dar noriu pasakyti, kad šioje svetainėje dabar internetinėje taip pat yra publikuojama gerbiamos poetės Janinos Ribūnienės kūryba, taip pat poeto Algimanto Kimeniaus, aš kalbu apie Akmenės kraštą, taip pat Stasio Būdavo kūryba. Taip pat Čiupkovo kūryba, nes jau dabar ten yra apie 60 Akmenės krašto literatų dėta. Taip pat yra į šią svetainę jau įdėti kūriniai, pavyzdžiui, kaip Vidas Morkūnas rašytojas, jis yra jau profesionalus rašytojas, bet akmenėtis, kraštietis ir labai daug atsiliepia mums tikrai kitų ir nežinojo, kur gyvena, Kaune, Vilniuje, yra profesionalus poetai rašytojai ir visi atsiliepia ir mums rašo ir mes ten dedame savo kūrybą. Buvau pakvietus taip pat, kad dalyvautų renginyje Algimantas Kimenius. Čia šiemet aš išleidau knygą Viešoji biblioteka informacijos ir kultūros leidėjai 3 dalį. Čia skirta viešos bibliotekos 70-mečiui. Bet pernai metais, kai Akmenės rajone po 65 metai buvau paskelbus tokį literatūrinį konkursą Mano gimtinės spalvos. Tai čia yra Algimanto Kimeniaus taip pat publikuojami eilėraščiai. Ir aš norėčiau, kad jūs perduotumėte gerbiamą kolegę Algimantui Kimeniui šią knygą, kadangi jis negalėjo dalyvauti. Ačiū, direktoriui. Aš trumpai gal pokalbėsiu poeziją ir taip pat Viešoji biblioteka informacijos ir kultūros leidėja. Tikriausiai gal mažai žinoma Cirulėlis. Dabar žemaičių tarme taip pat jos kūryba yra publikuojama. Čia apie Lokavos kalną legendą, aš manau pati daugiau pristatys savo kūrybą. Ir dar noriu priminti, kad rytoj visoje Lietuvoje 12 valandą yra akcija Lietuva skaito. Tai aš manau, kad 12 valandą dar kas susirinks ir skaitys. Tikrai labai malonu, kad prisidėtumėt ir Papilės krašto skaitytojai. Mes rytoj Viešoji bibliotekoje. Direktoriai, tikiuosi, kad mes stengsimės gražiai rašyti, kad priims ir daugiau mūsų Papilės poetai savo svetainėje. Taip, siūskite savo, yra atitinkama komisija, kuri dar atrenka tą kūrybą, ne taip vis tiek yra, kad. Tai aš tada lauksiu. Jis priklauso nuo skaitymo ir svajojimo. Papilės kultūros namų mišrus ansamblis padainuos keletą dainelių. Pirmoji būtų apie svajonę. Padovanok man spindulį širdies ir žvilgsnį mėlynų akių. Pavasario tais pakvies
smaidų skrajoja, o dienelė šviesi, tūringai brangoliai, mylimam ilgesi, ir valdy avinėliai šoka bėga keliu, pasivyti vaikystės negaliu. Avižų langušiuką, o šienelio kvapai neša, neša, į sapną supa, supa ilgai. Boružėliai pasnigus kelias leidžia sparnus ir kamaniai įkūrus samanėlių namus. Avižų langušiuką, o šienelio kvapai neša, neša, į sapną supa, supa ilgai. Boružėliai pasnigus kelias leidžia sparnus ir kamaniai įkūrus samanėlių namus. Kad Papilėje yra tokių kūrybingų, talentingų žmonių, kurie sugeba ir dainuoti, ir kurti, kad mes esame tikrai nepasyvus, o kažko ieškantys žmonės ir turime gerų vadovų. Dabar dar noriu pristatyti, papasakoti apie labai gerą žmogų, Janiną Stribūnienę, kuri yra ne tik tais senyvo amžiaus pagyvenusių žmonių klubo vadovė, bet ir literačių klubo sambūrio vadovė. Jinai būrė visas moteris norinčias kurti. Yra tokia entuziastinga, kad tikrai galėtume pavydėti visi ją jos entuziazmą, jos valios, jos ryžto ir jos pasiekimą, žinoma. Trumpai papasakosiu apie sambūrio vėlyvės literačių sambūrio veiklą. Jų pradžia buvo tokia. Į Papilės senjoro klubą Atgaiva susirinko moteris, mėgstančias ne tik bendrauti, bet išreikšti save poeziją. Vadovė Janina Stribūnienė ne tik pati kūrė, bet ir skatina tai daryti savo draugės Zita Turskienė, Elena Stasiulienė, Birutė Girdvainienė, Adelė Bružienė, Aldona Andriškienė. Pastaroji šiuo metu gyvena pas dukrą ir yra pristabdžiusi savo veiklą. Viena vėlyvių po literatė yra išėjusi Anapilin. Galbūt vertėtų ją pagerbti tylos minutę, nes geresnių žinių, kad literačių klubą vėlyvės papildys 2 nauji literatai. O kas jie bus, tik gal atskleis pati vadovė. Iki šiol yra išleistos 2 vėlyvių kūrybos knygos. Rasuoti vėlyvių takai 2009 metai. Čia yra eksponuojami. Ir antroji knyga jau solidesnė, vadinasi Vėlyvės po 10 metų. Šiuo metu yra ruošiama 3 vėlyvių poezijos knyga, kuri vadinasi Kol dar esame. Tikriausiai taip, nors dar pavadinimas gal ne visai ir žinomas. Mūsų literatės nesnaudžia, kurie yra visados aktyvios, dažnai jos yra kviečiamos į įvairius poezijos renginius, vykstančius ne tik mūsų, bet ir aplinkiniuose rajonuose. Gražiai bendrauja su Viekšnių literatų klubu Vinkšnelė, Kuršėnų literatų klubu Atgaiva, Mažeikių literatų sambūrio Aura, Sedos Varduvos literatais, Telšių atminties literatų kluba, Šiaulių krašto poezijos mėgėjų asociacija Menų šaltinis. Jos taip pat dalyvavo Akmenės rajono viešosios bibliotekos rengimuose rudens poezijos skaitymuose. Literačių sambūrio vadovė yra išleidusi 2 savo kūrybos knygas. Pirmoji vadinasi Skujo aromatas, o antroji poezijos knygutė Prie šaltinio. Nuostabu, kad mūsų literatus sugebėjusios nusimesti rudeninį sidabrą išdrįsta prabilti plačiam skaitytojų ratui. Jos semėsi jėgų iš gamtos, iš savo atsiminimų, jaučia glaudų ryšį su augalais, medžiais ir dalyja savo jautrę, gerą širdį savo skaitytojams. Dabar norėčiau pakviesti gerbiamą literačių sambūrio vadovę Janiną, kuri
gal paskaitys savo eilių, gal ką nors pasakys mums naujo apie literačių veiklą. Prašom. Čia daug Rima pasakojo apie tą mūsų vienybės sambūrį, todėl aš nesikartosiu, turbūt yra žinoma ir mūsų gerbiamam svečiui. Girdėjote mano įstojimų pirmasias mano eiles, gal jūs ir ne pirmosios, bet tačiau iš jos lūpų tai pirmą kartą išgirdau ir labai dėkinga, kad įvertino. O šitą įvertinimą visada paglosto širdį tam, kuris atidavė savo mintis visumai, atidavė mintis skaitytojui. Mūsų gretos iš tikrųjų, kaip girdėjot, normaliai. Jeigu tokiam klubui, kaip pagyvenusių žmonių, ir yra apie 8, dar prisidės gal 2 vyrai, bet jie labai didžiuojasi. Kviečiu, kad ir žmonos kartu būtų. Mes ne per daug mylime vienus vyrus, mums geriau, kad šeimoms yra, nes iš tikrųjų 99% yra moterų, todėl kad vyrai taip ir būtų svetimi nepageidaujami. Todėl be literatų būrelį mes mielai juos priimsim. Daugiau ką aš viską pasakė ponia Rima, bendraujam daug su kuom, dalinamės patirtimi ir pas kitus nuvažiuojam paskaityti savo eilių. Ir esame dėkingi visi, tikriausiai visos vėlybės, už tai, ką mums padrąsino mūsų Stasės Niūnaitės laureatė, šitai Vilhelmina Imbrenė. Jie mums kelia praskinė, ne kas kitas. Mes buvome taip pat susikūrusius ir susigūžusius tokiame siaurame rate, bet mūsų dienos šviesa į visuomenę, į Lazdynų pelėdą pirmiausia, jinai mus pažadino dėka mūsų kultūros namų direktorės ponios Virginijos. Jie mus labai puikiai supranta, kokio mes amžiaus, ir mūsų net režisuotą mano teatrą tiesiog leido parodyti tokiai didžiuliai masiai kaip Lazdynų pelėdai, ir mes buvom pakylėtos ir toliau mums įkvėpė daugiau rašyti. Todėl aš daugiau ir nekalbėsiu, labai ačiū už dėmesį, aš paskaitysiu dabar savo tokias eiles iš naujai ruošiamos knygos. Tai yra tikrai naujos mano mintis, kaip gyvenimą nupiešti. Tai kaip aš įsivaizduoju savo gyvenimą, kad man reikėtų jį nupiešti. Bet kuris iš mūsų galėtų nupiešti savo gyvenimą, o gyvenimą nupiešti mintimis sudėtingiau. Ant popieriaus lapo keli štrichus padarė juodą baltą mozaiką ir viskas, ir suprasi, kur mozaikoje yra juodų spalvų daugiau, kur baltų, tai suprasi, koks yra gyvenimas. O kada mintimis reikia pasakyti, tai gal ir sudėtingiau iš jausmų, iš širdies. Ir kaip gyvenimą nupiešti, koks jam tiktų spalvų darinys. Juk įstatymas yra griežtas, pati piešti tik tai, ką atspindi jis. Gyvenime daug akimirkų, gražių ir atspalvių įvairių, lyg dangaus žydrynėje žvaigždžių ir plaukiančia jame debesų. Svarbiausia, kaip suderinti spalvas, kad jos atspindėtų tikrovę. Ką žvelgdamas žmogus tenai ras, ar išvelgs gyvenimo grožį. Kaip man nupiešti savo praeitį?
kaip sudėlioti spalvų mozaiką. Dažnai mąstau aš mintimis, deja kol kas bejėgė esu nupiešti gyvenimą. Man būtų per sunku. Kadangi pravilnijo gražiais pavasario žiedais motinos diena, tai kaip mes visus mėgstame ir iš čia sėdinčių, tai kas mums brangiausia, mes pačios mamos, bet savo mamos niekada neužmirštame, ar sapnuose, ar džiaugsme, visada mama prieš akis. Mano mama brangioji, aš nuoširdžiai dėkoju, kad mokėjai, auginai mane, įskiepijai meilės grūdą širdyje. Už švelnų žodį rūpestingą, kad visada būčiau laiminga, kad būčiau dora, darbšti, miela, jauniausioji tavo dukra. Tu išmokei mane nuoširdžiai dirbti darbus paprastus, gerus. Tu, mama, mylėjai pati gyvenimą, mylėjai vaikus, dainuodavai, dirbdama darbus. Nors rūpesčių daug turėjai, visus gerumų nugalėjai, kad mes būtumėm laimingi, norėjai, atidavai viską, mama. Išmokė džiaugtis gyvenimu, nors ir labai sunkus jis būtų. Išmokė dalintis su artimu, net paskutinio duonos kąsnio. Išmokė mylėti Dievą, bendrauti su juo maldoje, kad visada būtų rami siela ir meilė, džiaugsmas gyventų širdyje. Negalima praleisti ir apie tėtį, kurio netekau būdama labai mažytė. Tačiau mano mintis nėra tokios dienos, galbūt, kad ne. Pagalvočiau apie tėvelį, kadangi jau net sunku ir prisiminti. Mano kūryboje daugiausia apie tėtį. Tėve mano, mielas tėvelį. Prisimenu kiekvieną žodelį, kurias mokinai mus mažus, kad mylėtumėm, gerbtumėm kitus. Tu sakėjai, jei tiesa ir meilė klestės širdį, nepaklysi gyvenimo kely. Meilė suartina žmonės visus ir padeda dirbti darbus gerus. Ten, kur meilė, nėra keršto, nėra pavydo, yra švelnūs žodžiai, kurie širdį gydo. Neapykanta, skausmas išnyksta, mintise naujos mintis gimsta. Tėveli, išklausei tu mūsų visus, patarimą davei mums ne vieną. Gerumą įskiepijai širdise, su visais gyvent taikoje. Ir pabaigai jums leidus, paskaitysiu žemaitiškai įraštą apie gaidį. Gaidį skėjame kapštuos ir vištelis vadin. Ons didelė bei žemiaus, kavojas nudžiai, toliau vištelis viliuo. Bei mon gaidėlis, kad žims nepasiausto. Saugo vištelis, kad nesudraskytų. Bei ir gaspadoriaus einant suvotago. Veizu, ką karikuoris iš tos išgausteis, jau ant pirtai stoga. Lėk vištelis, veinas lesusis, nepalesusis, nabaks mon gaidelis, toks baugos besos. Džimis tuoj kaplyšaut keime pradėjai, ant vištėlių polį, gaidys nustojo matęs, kad gyvus gulėt palik. Čia bendraujat su mumis. Ir aš labai atsiprašau, svečio
nepyksit ir vėlyvės nepyksit. Leiskim dabar pakalbėti svečiai, nes jinai nelaukia, jaudinasi daugiau, nes mes vietinės esame, nėra kur jaudinti. Dirbu Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, visą gyvenimą su žmonėmis, su knygomis. Na ir nemažą dalį gyvenimo užima poezija. O šiandieną aš jums paskaitysiu keletą eilėraščių, tinkančių mūsų šios dienos susitikimui. Kada kalba jau atspausdinta knygose, kai žodžiai iš eilučių liejasi, kada diena šviesi už lango spindi, atėjęs skaitom žodį, verčiam knygą ir puslapis po puslapio kalbėti ima, eilėm dainuoja, žydi padavimais ir pasakas senas mums pasaka iš naujo. Naujas dienas atvertę puslapį sutiksime, panirsim į romantiką, džiaugsmų pasidalinsime, kada knyga šalia, kada į mūsų rankose, mes esam stiprus, žinom viską, mes žinom kalbą, praeitį ir ateitį, tada diena šviesi už lango. Pavasaris mums atneša žodžius spausdintus knygose, kaip žinome iš Mažvydo, tikinkit ir skaitykite. Žodžius svarbius, žodžius gerus ir reikalingus, kai tik atversim, rasim knygose. Paguodą rasim, užtarimą, išmintį, kalbos skambumą ir visa tai bus atspausdinta knygose. Kada šviesa aplink, kada tarp knygų, gyvenimas mums šviečia spalvomis, čia geros mintys sutinka ir palydi, rašytas žodis plačiai banguoja, visai kaip jūra per laiką bangomis. Kada gyvenimas šviesus, kada tarp knygų, tai išmintis čia visada šalia. Ištieski ranką, pasiimki ir dosniai padalink visiems, kurie tarp knygų, kam reikia knygų, kad šviesoje laimingi ir tvirti. Kadangi mes čia esam Daukanto žemėje, tai aš norėčiau vieną skirtą Daukantui. Daukanto namelis mažas, o stalas didelis, platus, susėdome jauku ir gera. Ugnis kūrenasi, sušildo mums rankas, mintis sušildo. Atrodo, tuoj ateis žemaičių didis vyras, prisės, istorijų paporins iš praeities tokios gyvos, sušils ir vėl išeis keliu į Vilnių, kad grįžtų atgalios. Čia kur jauku ir gera, namelis mažas ir kūrenasi ugnis, tikra ugnis, kuri sušildo. Kadangi čia labai daug gražiai rašančių žmonių, tai truputėlį apie poeziją. Poezijos posmos, gyvenimas visas, vakaras, rytas, diena, užauga čia žodžiai, kaip miškas įrošia mums dainą eilių spindulingų, šviesių. Poezijos posmos lengva surasti, ramybę ir gėrį tiesos, klausyti Donelaičio, dainuoti Maironį ir eiti pirmyn Marcinkevičius kvies. Poezijos posmos gyventi taip gera, suplunksnas skrebenti eilės, dalinti gerumą ir džiaugsmą ir viltį ir eiti tuo keliu, kur poezija ves. Ir dar norėčiau visai netoli, nuo čia kadaise vaikščiojo Lazdynų pelėda. Tai va, tam krašto eilėraštis skirtas. Tai kur ramu, tik stalas akmeninis rymo, margi žiedai dainuoja spalvomis, žali klevai sutinka ir palydi, o liepos kviečia eiti parko takeliu. Tik kur ramu, ir rodos, kad pelėda jau tuoj pareis iš parko pamažu, o ponas Ivanauskas vėl tapys paveikslą. Mes esam čia, o praeitis visai šalia, kartu. Tik kur ramu, tai prisiliesti reikia, prie stalo akmeninio, pajusti šilumą praėjusių dienų, išgirsti žodžius rašytus čia kadaise, pavaikščioti po parką, juk tuo pačiu, pelėdų takeliu. Tik kur ramu, tik stalas akmeninis laukia visų, kurie ateis, atneš žodžius, dalins žodžius, tapys paveikslą margą ir spalvingą. Kur liepų kvapas, kur žalias takas, pastogė kur sena, taip laukianti, jauki, svetinga. Na, ir dar jeigu rašiau vieną palinkėjimą visiems. Linkiu pavasario, aš jums paties gražiausio ir saulės visada skaisčiaus, dienų šviesių snieguolis tada atneštų, o vyturėliai šventę jums dainuos. Linkiu gyvenimo aš jums paties geriausio ir laimės visada tikros,
gėlių žiedų, kad niekada netrūktų, o džiaugsmas šauktų, šventės spinduliuos. Nuostabus jūsų eilės. Ačiū tikrai. Ačiū Jums. Apie Birutę Girdvainienę. Sunkiai gyvenimo akimirką eilėraštis padeda užsimiršti, laimingą paverčia dar laimingesnę. Prasminga, kai širdyje nešiotas žodis gali sušildyti kitą žmogų. Mano kūryba tai mano gyvenimo dalis. Prašome gerbiamą Birutę paskaityti savo kūrybos. Matau tą takelį pas mamą išmintą ir duonos kepančios kvapą jaučiu. Girdžiu, kaip balandis burkuoja, kaip gerą ramu šios namus. Pas tave sugrįšiu vėl, mama, pasilgau tavęs, tavo rankų švelnių. Noriu priglus prie tavęs, tavo krūtinės, kaip vaikystėj kadais. Dažnai tu žvelgi vis pro langą, žiūri, gal pareisiu taku. Dažnai liūdesys vis aplanko, kai ruošiasi kelią namo. Tai kodėl mano braukė ašarėlė priglūdus prie mano krūtinės? Žinok, neužilgą aš vėl aplankysiu, bet širdyje lieki viena. Nors už langą jau pavasaris, tai aš pasirinkau šį eilėraštuką. Pasirinkau nerandu. Juodos arimus rugiai sužėlę, vyturio daina skambi graži, pavasarinis rūkas kloniais lenka, žymulieškyti pakelėm melsvai. Atverkim langus pavasariniam vėjui, tegu jis džiaugiasi su mumis kartu, žalumai jau puošia medžių šakos, pavasaris pas mus atėjo. Kai saulė pumpurėliais stiebės į žolytę kalasi jauna, kai dainomis upelis atsiliepia, kai jie išverža sunkėsi sula. Kažką tai žadėjau paskaityti. Paskaitysiu pati apie save. Žmogus senatvėje į beždžionę pavirsti. Žili plaukai, burna be dantų, akių žvilgsnis jau nebe tas. Tik širdis jauna, į visko nori, šokti, dūkti su vasara marga. Teje jau lūkesčiai ir nusivylimai pelčias į mano nerimą duris. Ir veidrodžiai kreivokai rodo, paseno su manim drauge. Ir rodo šerkštą, seną veidą, bet širdis išliks jauna. Ačiū už dėmesį. Man spalvų gama, taukoje kasdienybėje, morfijus sielo žaizdom ir širdies skausmui, burtininko lazdelė gražinanti mane į prabėgusį laiką, sustabdyta dabartyje. Tai prašo kita vėlyvių literatė Elena Stasiulienė. Gerbiama Elena, prašome jūsų. Aš manau, kad visus jau pasveikinu po vieną. Niekada nebuvau poetė ir niekada jau nebebūsiu, bet labai patinka poezija. Patinka. Skaitau visų jūsų. Pradėsiu aš Kafizino mamas. Kai reikia pramerkiu akis ir tekančią saulę pamatau, myloji mama, tau ačiū sakau. Kokia manęs belauktų diena, džiaugsmo ar vargo kupina, brangioji, ačiū tau už ją. O vakare, kai voskojas velku, suklumpu prie lovos, maldos žodžius šnabždu, dėkoju Dievui ir tau už visą tai, ką šiandien aš gavau. Ir taip kasdieną, kol žinau, kas esu, kur gyvenu, mieloji mano, dėkinga tau esu. Tave senai šalia nėra, širdyje jaučiu, kaip saugai tu mane. Dabar būtų, kad ir apie gegužį. Ne gal vėliau, aš mylimą kaimą pagerbsiu, o gegužės vėliau. Čia didelis, pakentėsit. Man neišdyla iš atminties kaimo žmonės. Tarsi šiandien juos regiu, galėčiau visus pašaukt vardu. Kokie jie buvo paprasti, nuoširdūs, geri.
Nebuvo nei pykčio, nei vaidų. Džiaugsme ar bėdoje visada kartu. Tarsi ne kaimas būtų, o viena plati giminė. Aš negaliu pamiršti tų takų, kur bėgiojo palanka basa, su manim lenktyniavo venta. Kai rytais į mokyklą pėdino keliu, 100-metis ąžuolas palydėdavo tėviškų žvilgsnių. Atėjus vasarėliai, sekmadienio vakarais, Izidoriaus pušynas trumpino naktis muzikos garsais. Buvo taip, užmiršti negali, nes čia brangi, mylima gimtinė tava. Prisipažink atvirai, dažnai naktimis ją sapnuose lankai. Bet šiandien mano Rimčių kaimas, kaip ir daugelis kaimų Lietuvoje, be nuorodos pakelyje. Čia yra dar išlikusių keletą sodybų senų. Dabar gyvena čia kita karta žmonių. Kiek akim užmatai žaliuoja laukai, o asfaltuotų kelių rieda mašinos toli link kitų kaimų. Bet apie tai rašys kiti vaikai. Ir dar vienintelis mažytis. Gegužės rytas. Einu į daržą takeliu. Išgirstu pavintyje, gegutė kukuoja. Kuku, kuku. Prirokuosiu to metų ilgų. Ar turi pinigų? Kuku, kuku. Išličiau kišenės, neturiu. Pilnos kišenės aukso, aš jai šaukiu. Tuoj pabersiu tau jų. Ką tikėjo raiboji. Kukavo be atvangos iki dienos pabaigos. Suprask žmogau, jie gudrus, kuriai padės melas saldus. Ačiū. Literatai sako, ne poetė, bet labai... Prijaučiu, labai myliu poetus, ne pati save. Na ir paskutinė literatė rašo taip. Gyvenimas knyga, kiek žmonių, tiek knygų. Jei atvertei, tai skaityk iki galo. Pajausi kiekvienos minties dvelksmą įrašytą širdimi. Nenusakoma jausmą tam žmogui, kurio gyvenimo knygą skaitai. Knygoje susieti tavo, mano ir mūsų gyvenimai. Susitiksi čia. Likimo dovana. Branginkime gyvenimo knygas, kokias patys susikūrėme. Dabar norėčiau pakviesti galbūt vyriausią literatę, bet pačią nuoširdžiausią ir labai mylimą. Adželė Bružienė, prašom. Apie papilę. Nes papilėj gimiau, papilėj užaugau, papilę mylėjau, myliu ir mylėsiu. Va, papilę. Galėčiau, apglėpčiau aš tave papilę. Iškelčiau ant rankų aukštai, lai žino visi, maži ir pražilę. Kokia man brangi esi ir buvai. Gražioji venta apglėbusi puošia, čia gluosnis, čia beržas, čia žaliuojantis uosis. Susimąsčius išdidi, tu lauki visų, iš tolimo kelio sugrįžtančių savo vaikų. Nėra viso žemėje mielesnio kampelio, kaip mūsų papilė senelė. Čia Daukantas pirštų kelią parodys, tarsi jis sakytų, žiūrėkit, koks grožis. Aukštoji pilis kviečia čia pakylėti, kur protėviai mūsų čia guli. Kiekvienas mums gali tik taip pavydėti, kad šitokį grožį mes turime. Audžiu savo juostą, plačią margą juostą. Juostoje įpintos mano lakios mintis. Audžiu vis dar juostą ilgą ir raštuotą, kurioje įaudžiau liūdesį ir džiaugsmą. Gyvenimo juosta austi nepabosta, raštuose įjausta, ašars daug skausmo,
Niekas juk nežino, ką žada likimas. Kiekvienas įjausti gali tik savo likimo dalelę. Juostos raštai margi, tiesus ir vingiuoti, įjausta daug meilės, vargų nepamatuotų. Tai brangia mums juosta, mudu susijuosim, juosta ašarą nubrauksim, vakarui atėjus, kai pavargsim austi. Reiks baigti juostą, jums vaikai ir vaikaičiai. Baigiant austi juostą, būtinai įjauskit žemės juodą spalvą. Juoda žemės spalva amžina tėvynė. Ten, kur mes nueisim, vienas Dievas žino. Žemės kauburėlis gėlim padabintas, pas mane atvesta kelias, prie kapo sumintas. Mažas ar sens, abudu lygus ir iš abiejų gal pasijuokt. Mažas, kad savo tokiu nerangumu savo išdaigom sutelpa juokavo sens, va esi jau nekas. Paskaitysiu žemaitišką dabar. Važiausiu į turgų. Sumislijau vakar iš pat ryto važiauti į turgų. Nusipirkti kokį duolikį ropokių. Mat iš uonis buvau pasižyčiojusi veina guorčių. Nu, va tu ar supranti, prie mūsų Kretinga vadinti apropatiems, o va kitur boiliems. Juk žinai, kad žydka kuoju nator, jie pasižyčioja ir atidaug. Va jūs žinot, koks ir skans valgyms ropotis su šmantu ir su saldžiu peinu. Gali jėsti pilvą apsimuždams. Nu, jie dar nori kokį svietį pačiastavoti. Tai iškepk plinksiu iš tarkulų ropotių. Išverk arbetas iš aitmėlių ir čiubrumėlių. Daug su siokrum. Geriausi bus česni, geriausi večerį. Kad jie visus pričestavos, nuliek į kūtį, pamesk šemargę syko, sėtiniai sykai. Va, matysi, kiek anašmuota peina tavai daus. Turėsi iš ko ir surėlį suleiti. Visi vaką sulėks iš visų kerčių kaštauoti. Vokis dar užsimislis su medum sūrį suliesti. Nu, dar eina žemaitiška irgi. Sesatė laišks. Nu, va, sesatė, parašysiu tavai naujieną. Juk vedu suntuonu pasibudavojom naują trobalį kapskleinyčią. Kad tu žinotum, sesat, kad dabar vedu džiaugdamos, o kaip gera, kaip šilta, kaip puspandėlio užantyje. Puntons mažą klėbėlį mėdžių parneš, daug kartą užtenk koknių škodyt. Įsimarškinėji savo plikom čvertėm ir įtinėjamos lovalyje. Juk ir ton lovalį pats mano onti paderpinau į telat. Nu, ir aš ką žiniamus dabar vadu, kad du bulandelė. Atvažiuok, sesatė, kada beroką pasikinkius ir atelius. Prisibausk savo akim pavyzdėsi, pamatysi, ko nemačiusi. Kaip gerą radu su muntuonu gyvenau, kaip kokiai puona. Jeigu kartas prisibausi važiuoti,
atvežk monytas kelnes su raudonu luopu, kur anun kartą pas tą miestą palikau užmiršusi. Nu, lauksma, atlieka dabodu suvensi. Pasirokausim, atsigersim šviežią voškos pynelę, labas kansi ir kun tik pačiastavoju, visiems baisiai patinka. Ačiū už naujoviškus receptus, kuriuos ir reikėtų įdėti interneto svetainę, už jūsų nuoširdumą ir už labai gražias gyvenimiškas sveikatas jums. Ačiū, kad atvykote. Ir niekada neužmiršti mūsų. Kolegė, leisit man? Žinokit, aš negaliu išvažiuoti iš šio puikaus renginio, nepaskaičius Algimanto Kiminiaus ketureilio. Gaila, kad šiandien negalėjau dalyvauti, nes jis yra ir tavo papilėje gyvena. Čia turbūt būtų ir skirta tokį eilėštį radau recenziją, aš paskaitysiu tokį ketureilį. Dūsta už žodžių grotų, tavo mintis ir vaizdas. Noriu, kad sielai grotų poezija, būtų lyg vaistas. Kadangi rytoj yra spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, tai aš noriu pasveikinti visus rašančius, skaitančius, kalbančius, pačia nuostabiausia mūsų gimtąją lietuvių kalbą, bibliotekininkus, literatus, žurnalistus, pedagogus, profesorius, studentus. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką miestuose ir kaimuose verčiami linksmi ir liūdni knygų puslapiai. Bibliotekų žiburiai kviečia, ateik pas mus žmogau, pasidalinkime stebuklais, ateik pas mus ir rasti stebuklingą knygos šviesą. Neskubink manęs, kolegė, aš labai noriu padėkoti tau, Rima, už šį nuostabų renginį literatūrinį, ir kad kvies toliau biblioteką. O taip pat noriu padėkoti gerbiamom poetėm. Nesvarbu, kad yra informacinių technologinių amžius, bet aš jums duodu darbo. Kiekvienai po užrašų knygutę, kur važiuotumėt, rašykite. Ačiū labai. Paprašau. Prašau ir po geležėlę. Gal man patalpininkausite, Rima? Va, visom poetėm. O taip pat aš noriu padėkoti gerbiamai ansamblio vadovui, bet aš noriu iš karto. Prašom. Noriu jau keliaujam per knygą spausdintą, tai va, noriu pasveikinti. Esu kultūros namų direktorė taip pat. Ačiū.